turiu čia tokių visokių dabar, žinai, tų visokių pažįstamų. Jie, va, sako, tu gintarai, sako, žinai, jie pergyveno žmonės, tu kenki savo, žinai, daug žmonių atstumi, kokį elgesį, matai, žinai, apie ten į tą politiką, kažką tipo lendi, žinai, kažką ten kritikuoji, žinai, radi, čia prasme, supranti, ir kenki, matai, sako, tu kenki, faktas, komercinė prasme, aš kenkiu savo gaunasi. Nes biškai anksčiau čia jau esu kalbėjęs, supranti, o šią prasme. Kur tu čia randysi, kokioj tikroji randysi, ko tu čia būni, kaip būni. Tai šitoj tikroji, kaip būni, tu turi savo kaip ir nekenkti, atrodo, supranti. Bet matai, kame yra, tie, sakykime, skirtumai, stiprus gal skirtumai. Aš, matai kaip sakau, aš ruošiuosi ne šitam, aš ruošiuosi kitam gyvenimui. Ir jeigu aš ruošiuosi kitam gyvenimui, tai aš kenkiu savo ir ne. Kalbėdamas tiesą, kartais gal tokį, žinai, tokia, nemalonė tiesą, žinai, kalbėdamas, nejuokinga, nerožinė, nefaina. Kalbėdamas tiesą, aš savo kenkiu. Tu įsivaizduoji, kas gaunasi. Tau sako, kad tu ten, sako, gal patylėk, gal sako, žinai, kai kurie tu ten mano tokie draugai, kur jau jie tokie griuni verslininkai tokie, tai žinai, kad tu ten lendi, nebelys, tu Jėzus, sako, kad tu lendi, kam tu, sako, ir didžiulė dalis žmonių, ir dabar kas liečia, sakykim, aš tai sakau, pažiūrėkit dabar, o tokį tipą kalbėtojai, o kokį čia, sakykim, kažką, ir čia daugiau tokių kalbėtojų, gal Lietuvoje, apie dvasingumą kažką, ar jūs matėte, regėjot, kur čia da kas, kuris iš tų vadinamų gurų, kokių vadinamų gurų, ar kaip nori, kur nors pasisakytų, tokioms tikrai aštriom temam realybės. Ne, jie nepasisaka. A kodėl jie nepasisaka? Už tai, kad jie nenori savo pakenkti. Įsivaizduoju. Jie bijo, kad jie atstums klientus praras. Suprantate, jie bijo savo pakenkti. Bet dabar pamastyk, ar iš tikrųjų jie savo taip nepakenkė? Jeigu tu gyveni... Kai kurio žmonės atstumą, nes mato, kad... Tai atstumą, tai kokius žmonės atstumą? Kokius žmonės atstumą? Tie, kurie nenori klausyti, girdėti, reikia tiesos. Tai ką dabar su jais daryti? Tai dabar dėl to nekalbėti tiesos reikia. Taip, aš jau matau, taip, ir aš 100 kartų apie tai esu kalbėjau. Jeigu aš būčiau konformistas ir prisitaikėlis, tai pas mane būtų gal ir 100 kartų daugiau gerbėjų, vadinamų sekėjų, banda eiti už paskas. Ir komercinė prasme, ir piniginė prasme, bet matai, aš tai sakau, aš nežinau, aš gyvenu tą mintim, kad aš kiekvieną minutę galiu numirti. Plius aš bendraunu, ir šiandien aš turėjau kontaktą su Anapilį gyvenančiais dušiam, sielom, sarai. Aš gyvenu tokio laikinumo jausmų, supranti, dar būnu, supranti, čia va taip, supranti, kažkaip nusteikęs, keistai net, kaip čia dar aš būnu, iš vis, supranti. Kaip sakėm, skirtingas tikrovės. Ir dabar matai, žiūrėk, kokias išeina įžangos. Šitaip ir gyvena žmonės, jie bijo savo pakenkti. Jie bijo pakenkti, išeiti į gatvę, protestuoti. Jie bijo savo pakenkti, nes jie nekaukių iš tų. Jie bijo savo pakenkti. Bet ar jie savo nepakenks? Sumoje jie savo pakenks visokiojopai. Supranti? Tai aš to vietą iškaitau, kaip ir aš biškai to religiškesnis tiesiog. Taip, aš čia gal prarasiu kažkiek klientų vadinamų, gerbėjų, sekėjų kažkokių. Tiesiog, juokinga, žinai, iš vis tema, tiesiog juokinga, ir, pinigų prarasiu. Bet ir tai yra absoliučiai juokinga. Tai dabar, man kaip aš gyvenu, kaip aš matau savo ūkio realybę. A dabar... Bet gerai, ką tu gausi? Ką tu gausi? Gausiu, tai va, ką aš gausiu. Aš
gyvenu mintimi, čia kelias prasmes yra, galima sakyti, yra konformistinis ir toks požiūris. Aš gyvenu tokiu tolygesniu matymu, o tai kaip mane sutiks ten viršui? Na, ką aš ten jiem parodysiu? Kad klientų daugiau turėjau, kad pinigų daugiau užsidirbau čia, suprantate? Bet, buvau šitas kekščiai kažkokie. Tai kaip aš tada ką? Aš žinau, kokia ten sistema, aš žinau, kokia ten tvarka. Suprantate? Tai ten bus toks, kaip ten Evangelijų parašyta, nagų graužimas iki alkūnijos. Suprantate, kad toks tau bus skausmas dušelį tavo sielai, kad būsi pagatavas padaryti bet ką, kad išpirktai, bet tu nieko nebegalėsi. Kaip galėsi, jo, gausi pendėlį į subinį, į sekančią inkarnaciją, gal dar sekančią inkarnaciją, jau visai kitokias jau, suprantate, kas gausi. Tai dėl tų žmonių, kurie, kitas buvo, čia tu konformistinis dalykas, kitas dalykas, vėl, matai, čia aš tai dėl savęs, aš galbūt kaip egoistas, aš ten, nes aš ten negausiu tada, žinai, kažkokių preferencijų, ko ten, žinai, dar, galima taip mąstyti. Kitas dalykas, tai aš iš tikrųjų, nes negaliu, aš iš tikrųjų negaliu eiti ir meluoti ir trinti tiem žmonėm, dabar, pavyzdžiui, mes prie ko pridinėjom, prie va šitą vadinamą, kaip Lobovą jisai su, kodėl aš vėl valendu, ką man dabar čia reikia, kalbėk apie dvasingumą, apie kaip yra šviežiai keptas vienas guru, jis yra susigalvojęs, žinai kokia pozicija, neutralumo pozicija, pas yra, tai šiandien išsies į veidus, žinai kaip Evangelijai tokius parašyta Jėzų žodžiai, yra, sako, tokie, kurie neišilti, sako, va tie, sako, man yra patys atgrasiausi, atvat neturėsiu pozicijos, ir gal mane kaip nors ateis, aplenks, dar aš nesikyšiu ir dar susikūsiu dvasinga, bet įsivaizduokite man, čia jau kažkoks škirštas, ir dar šitas žmogus pretenduoja dvasingumą, įsivaizduokite, ir dar kitus mokina, įsivaizduokite. Jis susigaus tokia aptakė, žinai, konformistinė savo, kad nereiktų kištis. Suprantate, pateiskinimą. Tokį išradingesnį, kiek intelektualesnį, sudvasintą, vadinamą, melą, kad nereiktų kištis. Įsivaizduoju. Kam kištis, tai aš kišuosi. Taip kaip aš įsivaizduoju, kaip reikia kištis, aš taip ir kišuosi. Suprantate, pirmoji lytai bent jau aš niekada netylėsiu ir niekada nesikonformistinsiu ir sakysiu tą tiesą. Taip, galbūt, po sausio 1 čia įveš šitą įstatymą, kalbėti man buvo prieš keletą jau metus. Ateis į namus, greičiausiai gal ateis į namus, vietiniai fašistai, sufašistinti, iš proto išvesti tie žmonės, užfanatinti, zombinti, kiti tiesiog iš baimės. Daug kartų istorijoje matėm tokius dalykus. Ir stribai buvo, ir policajai buvo, visai nesenai viskas dar buvo. Ėjo, taip darė, pjovė, skerdė savus tos žmonės, kartosis, gal ir aš tarp tų pakliūsiu, žinai. Jeigu eilė atėjo, tai jau atėjo, žinai, tai kaip sakiau, kol iš viršaus leidimo nebus, nieks man nieko nepadarys, Jeigu jau padarys, tai reiškia liūdienos, tai ką jau laikas, reiškia, taip cvidės iš čia. Tai, kiek yra asmeniniais požiūriai ir skirtumai. Suprantate?